akcijas gauna Felix, kurią įvykdėme kartu su Nestle, JCDecaux ir viešųjų ryšių agentūra Bosanova. Iš esmės būsiu pakankamai drąsus ir sakysiu, kad tai buvo ne tik sėkmingas produkto launchas, bet kartu tai buvo toks sprendimas, kuris pakeitė visą rinką amžiams. Pakankamai drąsus. Iš pradžių pakalbėkime apie tai, kas yra gyvūnų ėdalo rinka, ar ne? Mes turime čia du pagrindinius žaidėjus, tai yra Purina, valdoma Nestle Baltics, ir Mars Lietuva. Sveiki, kaip minėjo Simona, Mantas, kolega Marius. Labai trumpai, tada nieko nelaukusi pradėsim. Ir visgi nuo kogi viskas prasidėjo. Prasidėjo nuo to, kad Eurovaistinė, iš tikrųjų, viena paskutiniųjų įkėlė koją į rinką, tai elektroninė vaistinė atsidarė, kai jau konkurentai jas turėjo. O rinkoje situacija buvo tokia, kad buvo labai aiški kainodaros strategija pasirinkta konkurentų, tai yra internetu pirkti pigiau. Jeigu tiksliau, 3 produktais, 2 benzinais ir 1 dyzelinu. Tai labai viskas paprasta, labai viskas lengva. Bet per 5 paskutinius metus benzino rinka susitraukė per pusę. Dyzelino rinka išaugo dvigubai. Atmetus, jeigu neskaičiuotumėm dujų, tai benzino ar dyzelino rinką sudėjus, tai dyzelinas užėmė 80% rinkos. Banko trumpinių skyriaus vadovas Donatas Trumpas, malonu, kad tiek daug susirinkat šiandien. Nenuobodžiaujant, kaip matau. Aš, žinot, norėčiau pradėti visą tai nuo istorijos, trumpos žinoma, paskui pratęsim giliau. Taigi, mūsų istorija yra tokia. Žodžiu, 2013 metais mes pradėjom kortelių aktyvinimo akciją, kurios tikslas, žodžiu, skatinimas buvo toksai, kad žmonės galėjo atsiskaitę kortelę laimėti kelionę į Sočio olimpines žaidynes. Yra Rasa iš agentūros Milk. TransferGo bendradarbiauti su agentūra Milk pradėjo daugmaž prieš 1,5 metų, kai mes dar buvome daug žadantis ir jaunas startupas. Kaip ir visi daug žadantis ir jauni startupai, mes patys labai puikiai gerai žinojame, ką mes galime pasiūlyti savo klientams. Ir svarbiausia, tai buvo greitesni, pigesni ir paprastesni tarptautiniai pinigų pervedimai. Banko trumpinių skyriaus vadovas Donatas Trumpas, malonu, kad tiek daug susirinkat šiandien. Nenuobodžiaujant, kaip matau. Aš, žinot, norėčiau pradėti visą tai nuo istorijos, trumpos žinoma, paskui pratęsim giliau. Taigi, mūsų istorija yra tokia. Žodžiu, 2013 metais mes pradėjom kortelių aktyvinimo akciją, kurios tikslas, žodžiu, skatinimas buvo toksai, kad žmonės galėjo atsiskaitę kortelę laimėti kelionę į Sočio olimpines žaidynes. Mūsų projektų kortelės su daina. Kodėl mes tai darėme? Man žymiai lengviau kalbėti, prieš tai buvęs bankas pasakė, taip, Lietuva myli grynuosius. Kaip smarkiai mylim, pasižiūrėkim su estais ir latviais, pasilyginkim, koks yra progresas per 10 metų, ne? Erdvės labai daug. Ką dar supratom? Keisti klientų elgseną, tai yra ne tas pats, kas parduoti produktą arba paslaugą. O kaip padaryti, kad tai būtų tvaru, o ne vienkartinė akcija? Pažiūrim, ką mes turim, studijas esu. Tai kaip ten yra iš tikrųjų? Čipsai prieš studijas. Kuo skiriasi čipsai ir studijas? Man noriu pažiūrėti, ar jūs suprantat, ką reiškia studijos iš vis. Čipsai, aš kažkada buvau pajutęs, kad pradėjau man pilvo sako čipsų ir žmona sako, tu gal tavo pagrindinė problema yra, kad tu per pietus valgai juos ir dar vakarė porą pakelį. Viskas, ką gali jie padaryti, net jeigu yra gėdinga čipsus valgyti, tu jūs tiek juos valgysi. Bet jeigu gėdinga yra univierė, tai mokytis, tu nesimokysi. Jeigu tu univierė, jeigu tu nežinai, ko tu nori, ta prasme, atėjęs univierą, tu supranti, kad visą gyvenimą tu savo atiduodi šitam univierui, tikriausiai to nepasiseks, tikriausiai kažkas bus blogai, jeigu tu nepasirinksi tą, ką tu nori. Aš esu Mantvidas ir... Aš irgi esu Mantvidas. Pas mus taip ir nedirba. Visų pirma, dar norėčiau iš tikrųjų pasidžiaugti, kad
dirbam su kinu, o ne su kačių ėdalu. Nuofilis, kolega, nuofilis. Ir nesipizelybių kur. Tai va, tai ką mes turėjom? Turėjom filmą Nematomas frontas, kuris buvo kūriamas Lietuvos televizijai ir iš esmės jis būtų parodytas tik tai per kovo 11 vienais metais, o kitais metais per vasario 16. Ir aš jį pažiūrėjau, man jį kažkaip davė pažiūrėti, sako, gal tu į kino teatrus čia galėsi parodyti. Bet aš pažiūrėjau ir taip sakau, kažkaip tai nėra iš jo, kad jis didžiąją ekraną būtų vertas filmas. Nors jis tikrai buvo geras kaip televizinis produktas, bet kinui jis netinka.